Sveiki visi, sveiki atvykę į naują Viktoro ir Aistės kelionę. Ji vadinasi Pėdutėmis per Strasbūro gatves. Strasbūras yra 8. pagal dydį miestas Prancūzijoje, turi 300 000 gyventojų. Miestas ypatingas yra savo architektūrą, senamiesčių labai romantiškų ir Europos parlamentų. Šiandien yra sausio 25 diena, tai žodžiu vidury žiemos, o dabar Strasbūre turim 17 laipsnių šilumos. Kas per oras, neina net patikėti iš tikrųjų. Aistė tik apsirengus tokią žieminę, labai šiltą striukę. Tai žodžiu, šiandien jau kaip ir nieko daug nenuveiksim, planuojam tik tai nuvaryti viešbutį, prisičekinti ir galbūt nuvaryti kažkokį restoraną pavalgyti. Nu va, atvykom prie savo viešbučio, tiksliau prie centrinės traukinių stoties. Čia va centrinė traukinių stotis, nueisim dar apžiūrėti iš vidaus, kaip atrodo vėliau. O čia mūsų viešbutis, va čia mūsų viešbutis, prie pat stoties. Le Grand Hotel. Ponė jau įsitaisė savo kambariukį. Tai va, atvykom į viešbutį, gavom kambarį 7 aukšte iš 7. Tai va čia toks kambarys, paprastas kambarys, čia įėjimas. Šiaip pats kambarys nėra labai didelis, bet ir televizorius, spintelė, stalas, lova. Palyginus prieš kambarį tikrai didelė vonia, va čia ateini. Tualetas, kriauklė, veidrodis didžiulis, maudymuisi skirta vonia. Visiems įdomu, koks vaizdas per langą. Viktorai, parodyk vaizdą 7 aukšto. Tai va koks vaizdas. Labai gražu. Ir kas keisčiausia, langas atsidaro pilnai ir nėra jokių grotelių, dažniausiai viešbutį būna užtverta dėl to, kad neiškristum į lauką. O čia visas Strasbūras matos. Tenai pagrindinė Strasbūro katedra yra. Su orais yra taip, kad rytoj rodo labai gražią dieną, o poryt lis, tai reikės per lietus lampinėti. O Aistė va neatsižiaugi balkono vaizdais, va jinai nori tik fotkinti, žiūrėti, ką čia pamatyti, kaip ką. Viską mes tik pažiūrėsim. Nu va, išlindom iš viešbučio, dabar praseisim pagrindinę gatvę. Sakom, čia vien juodžiai, biški reikia apsisaugoti, ne? Nu jau. Labai visi tartini tokie atrodo, ten stovi. Čia einam dabar aplinkui į Strasbūro centrą. Sakom, žiūrėk, koks medis, eiktų savo, antiek išsišakojęs iš šonus. 1667 metų, tai virš 300 metų medžių. O gali būti. O jeigu nesakykit, kad Aistė čia biški sustorėjus, jau yra 30 savaičių pilvas. Ne, parodyk, kaip atrodo 30 savaičių pilvas. Nieko nėra. Dar 10 savaičių ir jau viskas. Nu, bet nieko, pilvas mažytis. O kas? Dabar esam ant 13 amžiaus tilto. Tai jau taip tas tiltas atrodo jau samanom ir kerpėm apaugęs. Ir čia susijungia, žodžiu, 3 upės kažkaip į vieną, labai taip komplikuotai atrodo į žemėlapį. Ir teka tos upės per Strasbūro centrą. Plius 15 dabar, eik tu savo, atsargiai, neįlipk į dažus. Aš sakiau dažai, čia ne dažai buvo tie balti. Užpakaliuką rodai. Turi visur atsargiai vaikščiot, blemba, čia irgi privaryta belekė. Čia ir yra tas tiltas, va, kur mes filmavom iš toliau. Čia galime vidų įlysti. Nueinam, pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Kaip šalta čia, eik tu savo. Kokių statulų pridėta čia visokių. Nuėmė likučius, kažką nugriovė ir nuėmė. Šiandien šeštadienio vakaras, tai juočkių belekiek mieste. Visi rūko geria, ten slampinėja pakampiais, tokie neaiškus visi tipai. Biški baisoka, žinai, taip. Ypač vakare, va, jeigu vienas vaikščiotum. Čia einam į priekį. Čia žiūrim, nebėra praėjimo, viskas. Žiūrim, tilto nėra, ne? Pasisuko tiltas, kad praleisti.
Na va, atsistatė į vietą. Žvėris paleido va. Pasilakstyti. Einam dabar į Flams, suvalgyti flammkucheno. Pamatysit, kaip atrodo flammkuchenas. Tradicinis patiekalas čia skaito. Atėjom atsisėdam ir iškart mum atnešė flammkuchen. Jos yra, galim sakyti, kaip picos, tik tai pati ta pluta yra žymiai plonesnė ir tokia traškesnė. Jo, čia yra regioninis patiekalas, o tokį davė peilį. Nu, paragausim vieną, antrą, Aistės vegetariško, o mano su mėsytė ir grybais. Pavalgiam flams. Skanu buvo. Ką? Tikrai skanu. Bet tu vos besuvalgiai. Nu, dėl to, kad spaudžia skrandį, netelpa. Nebetelpa. Ne. Dabar esam kitam miesto gale, o mūsų hotelis visiškai kitoj pusėje yra. Tai va dabar einam po biškį pro šlapes Strasbūro gatves. Na va, sugrįžom į viešbutį, tai sakom labanakt ir susimatysim rytoj. Labas rytas, labas rytas. Sveikinamės iš 701 kambario. Atsikėlėm šiandien, dabar 7 ryto ir einam pusryčiauti. Parodysiu biškį, kaip pusryčiai atrodo. Jeigu yra Le Grand Hotel, turi būti ir Le Grand pusryčiai. Šimtą sūrą. Jo, užsitepti. Nėra ką užsitepti, ar ką? Nu va, išlindom pagaliau iš urvo savo. Dabar ir 8:30 ryto. Kas keista yra, tai linuot pradėjo nuo šiandien šis rodė kanelis. Labai toks. Ir nebėra taip šilta kaip vakar. Tokį išalkę visi balandžiai. Maisto kažkas primetė čia. Žiūrė, parskris čia. Parskris pamatysi čia vėl. Nu, varykit, nutūpkit. Ne, dar apsimastysit. Ai, ne. Nu, va. Žodžiu, kažkada buvo čia va tokia stotis. Jie dadėjo stiklą. Tokį kaip foje padarė aplinkui. Nu ir apačioj. Gali vaikščio dabar irgi. Apačioj tremas yra. O ten viduj traukiniai. Steina Vaivorykštės taku. Gal surasi Vaivorykštės galą, ne? Nu gal rasi? Dabar atėjom į tą vietą, kur vakar buvom. Ir dabar mes galim kilti va čia į viršų. Vakar buvo uždaryta ta terasa. Tai atidaro tik rytais. Dabar einam pažiūrėti į viršų, kaip atrodo. Nu va, mes ant viršūnės. Matos visi šliužai. Žodžiu, upė atiteka iš čia, iš tos pusės ir dalinasi 3 dalis. Į 4 iš tikrųjų 1, 2, 3, į 4 dalis dalinas. Šiandien vėjas toks labai šaltas. Gal biškį atšils ant vietų, pažiūrės. Atėjom į vieną įspūdingiausių Strasbūro vietų, į La Petite France. O mes einam apžiūrėti dabar, kaip atrodo. Ausis mano šalo raitosi iš šalčio. Ir sutikom savo gulbės iš vakar. Sara ir Nikas. Jūs ten vakar pozavot, ką? Taip, taip. Do you have a croissant without a filling? Yeah. Yeah? We will take also 2 canels. Yeah.
And also 2 macarons, 1 green one and 1 with chocolate. Orange juice. It's There orange. is one. Small one. Thank you. Yep, sir. Have a nice day. Thank you. Du makaronsus. Du croissants. Šilti dar. Iš pečiaus. Pečiaus iš tikrųjų. Iš pečiaus. Ir apelsinų sulčių. O. Šviežių. Aistė valgo krosanus ir geria sultikės, o mes atėjom į Gutenbergplatz. Žodžiu, čia vyksta daug renginių visokių, čia yra pats miesto centras. Per kalėdas būna kalėdinė mugė. Nu, ne pagrindinė, bet būna stendai irgi pastatyti. Netoli šitos aikštės yra ir katedra, kuri šiandien tik tai nuo pietų dirba. Aistė ragauja kanelę prancūzišką. Nu, kuom skiriasi nuo šilutinių? Su alkoholiu gal? Kiek viena kanelė kainuoja? 2 eurai. Čia kaip tešla tokia, ne? Bet labai skane, ne? Žiauriai. Žodžiu, Aistė sakė pasislėps biški, nes Vėjas labai didelis. žmonės bando fotkintis visi, bet belekai pučia vėjas. O taip atrodo dienos metu katedra. Va, Strasbūro katedra. – 23 km per valandą vėjas. Palei viską gali į bokštą užsikelti, bet mes nelabai norėtumėm dabar keltis dėl vėjo. Ką darysim, apeisim aplinkoje, ne? Jo. Javol. Va, atėjom dabar prie laivų. Aistė labai norėjo, sakė, paplaukiot su laivu po Strasbūrą. Perkam dabar 2 bilietukus, o dabar čia stovi va laivas, laukia mūsų. Varysim pasiplaukiot po kanalus, pamatysim Strasbūrą biški iš kitos pusės. Bonjour. Moi, c'est le ticket. Ce sont des écouteurs pour le commentaire. O koks laivukas? Kapitono pozicija. Geriausias vietos užimtas jau aišku. Ai, dar yra. I think that we just holding on to something. Įvažiavom į šliužą dabar. Dabar lauksim, kol vandens lygis pakils. Žodžiu, per 5 minutės subėgo 36 000 litrų vandens. Tai įdomiai. Labai greit pakilom į viršų. O dabar plaukiam į priekį vėl. I think that we just holding on to something. Nu va, išėjom iš Valtikės. Informatyvu per ausinės viską pasako. Aistė net buvo akis sumerkus vieną kartą. Žiūriu, pasakoja, Aistė tik tokia. Šiandien jau 13 km nuėjau. Eik tu savo. Nežinau, kad upe vaikščioti išmokai. Sveiki atvykę į Strasbūro Weihnachtsmarktą, kalėdinę mugę. Oi ne, biški pavėlavom. 3 savaitės pavėlavom, viską nupošė. Jeigu rimtai, tai šitoj vietoj vyksta kalėdinė mugė, viena gražiausių kalėdinių mugių visoje Europoje. Žodžiu, čia skaitos pagrindinė Strasbūro aikštė. Čia matom Apple parduotuvė, va netgi yra. Kodėl Apple parduotuvės visada centruose yra? Pinigėlių turi. Žodžiu, dabar sugalvojom važiuoti į Vokietiją biški, kadangi čia Vokietijos siena prie pat yra. Per Rainų upę pravažiavus yra miestas Kiel. Vadinasi, labai nedidelis miestelis, kadangi dar oras geras, laiko turim, tai sakom varom. Važiuosim su tramu, reikia tik tai bilietukus nusipirkti dar mums. Važiuosim į Kielio Rathaus. Na, važiuosim dabar pusę valandos.
Na va, atėjom prie įžymiausio tilto, kuris jungia dvi gražiausias Europos valstybės, tai yra Prancūzija ir Vokietija. Kaip matot, čia yra tiltas, tai bandysim pereit Reino upę, plotis maždaug yra 400 metrų. Jo, šitas būtent tiltas yra tik tai pėsčiųjų tiltas. Automobilių tiltas paliko toj pusėj, tenai su geležinkeliu. Džiaugiamės paskutiniais saulės spinduliais šiandien. Keliaujam per tiltą į Vokietijos Kėlio miestą. Čia einam vidury tilto, žiūrim, soliukai padaryti. Gali atsisėsti, savo saulytį pasėdėti, pastebėti laivus, kaip plaukia pirmyn atgal. Biški nuo vėjo dar saugome, čia viršui vėjas dar pučia biški. Į ką atvykus į Vokietiją? Pasijautė dabar biški toks jausmas. Taip, kitoks oras. Pasikeitė oras. Taip. Prisėdom biški pavalgyt. Turim biški sneksų. Pažiūrėk, kokius sneksų turim. Makarūns. Radai makaronų vidai. Aš šokoladinį. Geras. Čia vaikštom palei Reino upę ir nepatikėsit, ką pamatėm. Vaikščiodami pamatėm neatpažintą skraidantį objektą. Dar ir tokių būna, va. UFO, va. Čia pasirodo viduje renginiai vyksta kažkokie. UFO lėkštė. Kėliai ir fonautui gyvena. Viskas, ką šiandien sakau, viskas ir įspūdingiausia ir gražiausia. Atėjom prie aukščiausio ir įspūdingiausio Kėlio lankytinos vietos, Kėlio apžvalgos bokštas. Nu jo, čia biški reiks palipti biški viršų. Viršui, kaip matau, vėjas stiprus palei žmonių plaukus. Čia vaikšto. Sakau, reikia Aistę pažiūrėti, kur yra pačio. Ten turėtų Aistė būti. Va, sėdė ant soliuko. Ką veikiam? Mane fotkin. Bet nėra taip žiauriai vėjota, galvau, bus stipriau vėjotas. Čia einam, sako Aistė, vėžlį kažkur pamatė. Sakau, kur tu vėžlį matai? Ten, sako, va. Nu tikrai vėžliai. Nuo kada vėžliai Vokietijoje gyvena? Ežeruose. Į Kėl miesto centrą atėjom. Čia pagrindinė aikštė su bažnyčia. Čia va tokia didelė erdvė, tenai kavinės. Toks keistas jausmas, kad paeini kilometrą du ir jau esi kitoj šaly, vėl gali savo kalbą šnekėti. Bet to Kėlis yra žymus, kad namukus ant ratų gamina. Labai didelė firma yra Bürstneris. Tai dabar paslampinėsim ir varysim po biškį atgal. Na va, keliaujam dabar į Prancūziją atgal. Gerai dieną praleidom, dabar yra 5 vakaro, toj tempt pradės. Viskas, atvažiavom į miesto centrą. Kaip matot, Kameros kokybė blogėja, tai reiškia, kad po biškį tamsėja. o dabar einam į restoraną Le Meteor pavalgyti. Čia rekomendavo mums Renata, nes jinai dažnai Strasbūre būna. Tai pažiūrėsim, paragausim kažką, jeigu bus vietos. Keliavom į Le Meteor ir gavom iš karto flammkuchenus. Kašyro obuoliai, Ir cinamonas. cinamonas, ane? O aš pasiėmiau su grybais ir sūriu, žodžiu. Skanaus apetito. Skanaus apetito. Na va, išėjom iš Meteoro, pavalgėm skaniai. Aistė suvalgė irgi visai be problemų savo tą saldų į flammkucheną. Man panašiai kaip ir vakar, biški mažesnė porcija buvo, bet skonio prasme visai nieko. Dabar turim 7 vakaro, tai einam dar biški po miestą pavaikščiot ir eisim į viešbutį miegoti. Rytoj laukia nauja diena, nauji nuotykiai. Dar turime neaplankytų vietų, tai sakom viso gero ir susimatysime kitą dieną. Good morning, in the early morning, labas rytas. Sveikinamės iš lietingojo Strasbūro. Dabar 8:30 ryto, o bele kaip tamsu ir lyja.
Ir vėjas belekoks. Bent vienas pozityvus dalykas tas, kad 12 šilumos yra. Tai pradėsim savo dieną, turim dar porą dalykų aplankyti. Dabar sėsim jautiką ir varysim link centro, nes neaplankėm pagrindinės Strasbūro katedros. Va toks vėjukas. Oh my god. Einam greičiau. Greitai. Atėjom į vidų, Aistė jau moka moderniai. Sako, neturi smulkiau, tai su kortelė, ne problema. Na va, išėjom iš katedros, tai tikrai graži katedra, astronominis laikrodis. Turistų iš vis nieko nebuvo, dabar tik tai pradėjo visi eiti. Dabar pasiėmėm skėtį, nes vis tiek lyja gana stipriai. Ir dabar einam link tramo ir sėsim stotelį ir varom į Europos parlamentą. Pabandysim įeiti vidų, pažiūrėsim, kaip atrodo. Nu va, atvykom prie Europos parlamento Strasbūre. Kaip matot, visas vėliava, aš daugiau daug nešnekėsiu, nevelsiu vatą į vitą. Lankytojus priima šiandien, tai bandysim surasti gražulį. Žodžiu, apsaugos reikia praeiti, kaip nežinau, kaip prieš einant parodai savo asmens tapatybės kortelę, parodai savo pasą, po to nuskanuoja pasą, po to patikrina kuprinės, kortelę pasikabinti turi, va taip. Taisyklingai. Tai dabar patekom į pagrindinį pastatą, ne? Ir eisim apsižvalgyti. Čia į pagrindinį foje atėjom, va. Žodžiu, kas įdomu apie Strasbūro Europos parlamentą, tai kad pagrindinis Europos parlamentas yra Briuselį, tai jie tenai realiai dirba kiekvieną dieną, o čia atvažiuoja 12 kartų per metus, po 4-3 dienas ir jie turi kiekvieną savo kabinetą, savo kompiuterius ir visą kitą. Realiai šitas parlamentas visą laiką būna tuščias. Lankytojai tik tai lanko. Čia kaip statė, ne? Čia atidarė 99 metais šitą, ne? Nu, įsidarbinsim čia kada nors. Čia taip painu. Aistė susisuko galvą, sakė. Aistė šiltai įsitaisė čia parlamento kėdėj. Čia yra tokios ausinės, va. Gali klausytis, va, posėdžių, pasigarsinti, pasitylinti, kalbą pasikeisti. Nu, Aistė, prisiklausai daug informacijos apie Europą. Nu, įdomiai, daug sužinojom. Tad rekomenduojam irgi aplankyti, labai įdomu. Nu va, atėjom čia Lietuvos narius galim paieškoti. Ai, čia visą biografiją apie jį gali paskaityti, matai? Va, čia vienas iš veikėjų. Ar jūs žinote patys čia susirinkę europiečiai, kokios jūs esat lyties? Ką žinot? Pakelkite rankas. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg viešpačiui. Ir jeigu bus vyraus meilė, tada bus santaika ir pagarba vienas kitam. Nu va, atėjom į nuotrauko zoną, pasidarysim profesionalią nuotrauką iš Europos parlamento. Atsistok prie vėliavų gražiai. Šypsena tiesiog stebinti. Nu va, viskas, kelionė pasibaigė po Europos parlamento. Dabar nustojo truputį lyti, pamatėm, tai varysim biškį po miestą, gal į parduotuvės, tai taip laisva šiandien diena. Nu, sveiki gyvi Šventi Paulai. Atėjom prie Švento Paulo bažnyčios. Bet mes galvojom, kai jinai bus uždaryta, nes Maros vienintelė diena per savaitę pirmadieniais būna uždaryta, o šiandien yra pirmadienis. Bet atrodo tikrai gerai, tas raštas, ane? Ar įeisim, ar neįeisim?
Štai kur klausimas. Pelėsiais ir kerpėm apaugusi gražioji bažnyčia. Uždaryta viskas, praėjimo nėra. Šiandien nepateksim į vidų. Nu va, atėjom prie didelio prekybos centro, tokio kaip Akropolis čia. Labai daug parduotuvių visokių, tai biški paslampinėsim, sakėm, biški pauzikę padarysim. Nu va, atsisėdom biški, užkandžiaut, krosaną pasiėmėm, biški atsigerti, praleisim valandikę laiko. Vaflių nusipirko didžiulį. Labai saldus. Saldus, nu tai va, tai nereikėjo pudros tau. Šiandien ir sausio 27, o miestas dabar tik tai nukabina kalėdinius papuošimus. Kokie 2 mėnesiai jaučiu užtrunka, kol jie viską nukabina. Va, kaip per tarpą mato katedrą. Simetriškai viskas padaryta, ne? Tai dabar nusprendėm nuvaryti muziejų, žodžiu, čia vadinasi Elsėsi šias muziejų. Čia yra tie vietiniai, kurie gyveno Strasbūrė senais laikais, tipo tie šišioniškiai, galim sakyti taip. Tai va čia tas pastatas ir ten yra ir kiemelis iš antros pusės ir čia kambariai padaryti autentiški. Tai varom pažiūrėti, kaip atrodo. Išėjom iš muziejaus, nemažai sužinojom apie vietinių šišioniškių kultūrą ir gyvenimo būdą. Dabar einam dar po miestą pasivaikščioti ir po to kažkur pavalgyti. Biški pakeitėm aplinką, flammkuchenų nebevalgysim. Čia yra vištienos burgeris su bulvytėm ir salotom. Aš pasiėmiau vrapą su bulvytėm ir salotom. Tai sakom biški kažką kitko, nes vietinių virtuvė jau biški atsibodo. Tai realiai vien tik flammkuchenai. Na kągi, mėlėjai draugai, išėjom iš Irish pubo, prisivalgėm. Įdomi šiandien diena, daug sužinojom visokių dalykų įdomių naujų. Tai tariam labanakt ir susimatom rytoj. Iki greito. Labas rytas, sveikinuosi vėl iš tos pačios vietos. Paskutinė diena, šiandien daug nieko nebenuveiksim. Tai pasiėmėm lagaminus, išsičekinom iš viešbučio. Dabar pasidėsim lagaminą šitoj traukinių stoty. Daugmaž viską pamatėm Strasbūrė. Pagrindinius dalykus, kas mum įdomu buvo, aišku, yra daugiau ką pamatyti. Atėjom, pasidėjom dabar lagaminą va. Tvarkingai. Kontrolę dar praeiti reikėjo. Čia va per tą prastumį. Miesto centre knygų mugė vyksta. Viskas po eurą, visos knygos, kokias tik nori. Neblogai visai po eurą, ne? Gali išsirinkti ką nors įdomesnį. Žemėlapių, komiksų visokių. Ausis šalo, tai dabar einam į bokštą, palipsim biškį. Dabar tikslas yra užlipti į viršų. Tai čia va yra įėjimas tą bokštą ir ten kažkur kilti patį viršų. Aistė atsisako šį eksperimentą daryti. Na va, pirmasis perėjimas, 100 laiptukų jau įveikta. Čia va matos katedros aikštė, lipam toliau. Na va, užlipau ant viršaus. Žodžiu, dabar esu viršutiniai platformoje, tai buvo virš 300 laiptukų. Tai dabar einam ant pagrindinės platformos, manau bus labai vėjota. Ir pažiūrėsim, kaip tas būras atrodo iš viršaus.
Va, nusileidau į apačią, Aistė jau laukia manęs jau prie pat išėjimo. Apsipirko krosanų. Tai oras gerėja, po biškį saulė lenda lauk, vaikų vis daugėja prie bažnyčios. O mes einam pasivaikščiot ir po to varom į kavinę kažkur atsisėsti, pasėdėti ir tada lėksim namo. Vinkis, vinkis. Vinkis, vinkis. Dipsis, dipsis. Lala. Lala. Bau. Teletubbiai. Teletubbiai. Atėjom čia į kavinę, kuri vadinasi Oh My Goodness. Aistė jau svajoja apie kitą kelionę. Vinkis, vinkis. Vinkis, vinkis. Dipsis, dipsis. Aš pasiėmiau matčą. Matča čia latte. Matča latte vadinasi. O Aistė kapučiną ir vieną brauniuką. Va. Tai pasėdėsim dabar valandikę, va. 12 jau. Skanios arbatėlės. Užsisėdėjom savo kafetarijai. Sakom, oh my goodness, 2 valandas jau praėjo. Tai dabar vaikštom čia va palei upelį ir einam po biškį link Garė centralė. Čia turi skambinti, taip lengvai neįeisi. Pala. Turi supipsėti. Opa. Pasiėmėm. Turim naštą. Taip. Likusiom 2 valandom. Viskas, mėly YouTube stebėtojai, kelioniai atėjo galas. Esam stoty pasirengę keliauti namo. Manau, šios 3 dienos Prancūzijoje praėjo puikiai. Oras nebuvo toks prastas, kaip tikėjomės. Kaip matot, saulė šviečia, nėra šalta. Tariam viso gero ir susimatysim kitose kelionėse 3. Ate.